Dabar turim kitą klausimą. Tai kaip rengti tuos naujagimius? Tai Dovilė, pasidarėm abi tikrai nemažai analizių, išsiklausinėjom draugių. Ir man atrodo, tikrai galim pasidalinti pagrindiniais punktais su laidos žiūrovėm. Taip, faktas, man atrodo, kad tai yra toksai vienas iš pagrindinių dalykų, ką moteris nekantrauja pirkti savo kūdikėlį, ar ne? Ir kai sužino tą lytį, tai jau turbūt tiesiog būna pirmas dalykas, ką bėga pirkti, drabužėliai. Tai taip, Beatričė, aš pati, kai rinkaus, vienas iš dalykų, ką aš pati savo pasižymėjau, tai žinoma yra drabužėlių medžiagos. Man tai yra labai svarbu, kad medžiagos būtų kiek įmanoma natūralesnės, tai aš visuomet rinkdamas drabužėlius. Tai vat, pavyzdžiui, linas, bambukas, medvilnė, vilna. Pavyzdžiui, man pačiai drabužiai iš vilnos nėra, kad labai patiktų, ypač tos kandančios. Tačiau aš girdėjau, kad mažylių tai yra gerai, nes suaktyvina kraujotaką. Tai pasirodo, kandančios vilnos vis dėlto nereikėtų bijoti. Ir ypatingai pirmosiom dienomis, net ne pirmosiom dienomis, bet valandomis netgi dėdavo būtent vilnonės kojinytės, kepurytė ir netgi šliaužtinukus. Taip. Tai va čia vienas iš dalykų, ką aš irgi jau pasirūpinau, jau turiu savo kraitelėje. Kitas labai juokingas dalykas, ką tu paminėjai, kad mamytės bėga į parduotuvę. Nežinau, kaip tavo atveju, bet mano atveju, mano mama lėkė į parduotuvę, tai sužinojo ir pirko tiek drabužėlių, kad aš net dabar galvoju, ar jų man tiek reikės, nes iš esmės, ką jinai padarė, nupirko nemažai komplektų iki 3 mėnesių, bet iš tikrųjų nereikia jų tiek daug, kadangi ypatingai pradžiai tas kūdikėlis labai greitai pasakoja, ką visos mamos sako ir kad jis labai greitai šauks tos komplektėlius ir tikėtina jų nepanaudos. Tai čia tikriausiai patarimas mamytėm neprisipirk per daug ir kartais net geriau pirkti didesnius drabužius tam, kad jų tiesiog ilgiau užtektų. Taip, bet sakyčiau, svarbu pasiruošti skirtingom situacijom, nes, pavyzdžiui, kelios mano draugės pirko vien didesnius ir vėliau sako, vaikutis gimė mažutis, visiškai nebuvau tam pasiruošus. Tai turbūt reikėtų įsivertinti, bet labai tavo svarbus akcentas yra tas, kad vis dėlto nepersistengti ir logiškai įsivertinti, gal net fiziškai nespėsiu visais tais rūbeliais aprengti, tai nors ir kaip norisi, bet vis dėlto turbūt reikėtų bandyti čia pariboti truputėlį save. Tikrai, pritariu tau. Ir pamiksuoti skirtingus dydžius. Žinoma. Taip. Kitas dalykas, kuris man atrodė labai svarbus renkantis tos drabužėlius, yra patogumas. Aš suprantu, kad kūdikis praktiškai ir pirmą pusmetį vien tik tai gulės, tad jo drabužėliai turi visiškai nevaržyti jo judesių ir nespausti kažkokios sagutės ar dar kažką, na jis tiesiog turi būti laisviai. Taip, o man žinok, Beatričė, gal tu esi ir pastebėjusi, aš esu tikrai labai praktiškas žmogus, tai aš vienareikšmiškai, taip, labai. Tai man vienareikšmiškai ir planuojant kūdikėlio drabužius yra labai svarbu praktiškumas ir aš kai pagalvoju apie tas naktis, kai reikės keltis ir keisti savo kūdikėlį, tai visų pirma pagalvoju apie tai, kad noriu, kad tos drabužėlius pakeisti būtų kiek įmanoma lengviau ir patogiau. Tai reiškia, arba tiesiog sagės mažytės, arba užtrauktukas per visą ilgį, žodžiu, kad galėčiau tai padaryti labai greitai. Tai įsivertinu visus šitas dalykus, vengiu kažkokių nereikalingų detalių. Na, žodžiu, man labai svarbu, kad tai būtų praktiška ir žinau, kad dažnai galbūt pamatai kažkokį drabužėlį ir atrodo kaip gražu, bet tada primenu savo, kad Dovilė, bet rinkis tai, kas bus iš tikrųjų praktiška ir tikrai savo tomis naktimis, kai keiti mažylį padėkosi. Žinai, praktiškumas praktiškumui, bet dar yra labai svarbu ir kūdikio saugumas. Kodėl visų tų sagelių ir dzibukų kažkokių kunkurių nereikalingos detalės. Taip, dėl to, kad kūdikėlis, kad nepaimtų į burną, neužspringtų, kažkaip neužsismauktų savęs, juostelių papildomų. Tai čia irgi net susiję, saugumas kartu susiję ir su praktiškumu. Tai žodžiu, kartais reikia išvengti kažkokių drabužėlių, kurie galbūt labai mieli, bet įsivertinti, kad galbūt nebus geriausi pasirinkimai. Kitas dalykas, kuris labai nustebino mane ir man tai pasakė mano draugė, kuri jau turi mažylę, tai yra sluoksniavimas. Aš nežinojau, kad jeigu tu, pavyzdžiui, vasaros laikotarpį dėvi vieną sluoksnį, mažylis turi dėvėti dar plus vieną papildomai. Jo, tai toksai bet yra dalykas, mane labai nustebino, bet pasirodo, kad, pavyzdžiui, vieno bodžiuko neužtenka, po apačia dar turi būti ir kitas drabužėlis, ir ant viršaus bodžiukas. Šitą aš irgi nežinojau, esu nustebus, bet gerai, kad pasakai, tai dar reikės įsivertinti, ar tikrai viską tada turiu, nes kadangi mūsų kūdikėliai gims jau rudenį, tai ten visko gali prireikti. Tikrai taip, tai pasirūpink, kad mažylis nesušaltų, nes pasirodo, jam reikia papildomų sluoksnių, kad jaustųsi komfortiškai. Tai gerai, Dovilė, žiūrėk, dabar aptarėm tokius pagrindinius niuansus renkantis drabužius, o dabar aš tau pasakysiu įdomų faktą apie save. Tikriausiai nežinau, ar žinojai, bet aš esu dirbus Babycity Toy City parduotuviai. Wow, kada čia buvo? Maždaug 2016-2017 metai. Geras. Ir netgi man yra tekę daryti šios parduotuvės
pirmąjį katalogą. Wow, geras, eina savo. Ir esu susipažinus su pagrindiniais prekės ženklais, Neabejoju. būtent kūdikių drabužiams. Tai aš tau išvardinsiu 4, šiek tiek apie juos papasakosiu ir tada galim eiti, apsižiūrėti ir parodyti žiūrovam, ką jie siūlo. Laukiamiausia mano dalis. Dovilė, pirmas prekės ženklas tai yra Mothercare, tai yra žinomas britų prekės ženklas, kuris būtent ir specializuojasi kūdikių ir mažų vaikų drabužiuose. Na, žinoma, dar daro ir žaislus, vežimėlius, bet mums šiandien rūpi tik drabužiai. Tai iš esmės jie kuria drabužius taip, kad jie būtų patogūs, saugus, stilingi ir, kas svarbiausia, labai aukštos kokybės medžiagų. Iš tikrųjų yra labai platus asortimentas, nuo kasdieninių drabužių iki ypatingų. Tai kadangi artės ir kalėdos, ir visos kitos šventės, tai tikrai čia rasim, kuo gražiai aprengti mūsų kūdikėlius. Oi, o šitas ženklas Next iš tikrųjų yra vienas mano mėgstamiausių, net man asmeniškai. Aš ir savo drabužius perkuosi iš Nexto, ir mano mama mėgsta, ir mano brolis. Tai čia jau tokie mūsų šeimos netgi mylimas prekės ženklas. Jis taip pat yra britų ir siūlo platų kūdikio drabužių asortimentą, kuriuo galima rasti būtent ir Baby City Toy City parduotuvėse. Ir jie iš tikrųjų yra žinomi dėl savo kokybės, stiliaus ir kas tikriausiai yra svarbu labai tėveliams ir prieinamų kainų. Jie taip pat siūlo ne tik drabužius, bet ir labai įvairius aksesuarus, tai galim apsidairyti ir pasižiūrėti, ką savo kūdikėliams galim išrinkti. Man iš tikrųjų jų bondžiukai visi yra patys gražiausi. Na, aš tau parodžiau dabar 2 tokius populiarius britų prekės ženklus, o dabar norėčiau papasakoti ir apie Vilauritą. Ir tikriausiai tu jau dar nežinojai, nesusipažinai, bet tai yra lietuviškas prekės ženklas, kuris taip pat garsėja aukštos kokybės kūdikių ir mažų vaikų drabužiais. Ir kas yra labai svarbu, kad jų drabužiai ir gaminiai pagaminti iš natūralių ir ekologiškų medžiagų, tokių kaip medvilnė, linas ir merino vilna. Ką ir esam apkalbėjusios, kad tai yra pačios saugiausios ir mažiausiai jautrios kūdikio odai medžiagos. Ir taip pat Vilaurito dar drabužiai žinomi dėl savo švelnių atspalvių, tai man atrodo, kad tau šitas prekės ženklas turėtų patikti. Ir paskutinės prekės ženklas, apie kurį norėčiau tau šiandien dar papasakoti, tai yra Kokodrilo, Lenkų prekės ženklas, kuris yra labai populiarus tiek Lenkijoje, tiek dabar ir pas mus. Ir va čia irgi išduosiu paslaptį, aš irgi netgi kelis drabužius iš jų vaikų skyriaus esu išsirinkus netgi ir savo. Tai ką svarbu apie juos paminėti, tai kad jų dizainai yra labai spalvingi, žaismingi ir jie atkreipia dėmesį į tam tikras netgi ir mados tendencijos. Ir lygiai taip pat siūlo platų asortimentą nuo kasdieninių drabužių iki ypatingoms progoms skirtų derinių.